Gyvūnų globos namai Penkta koja šiandien turi daugiau nei 100 beglobių, likimo nuskriaustų gyvūnų. Savanoriai teigia nesuprantanti, kodėl žmonės palieka savo augintinius. Daugumą atvejų čia, kaip žmonės atveža, pasisako, jog į užsienį išvažiuoja, negali šuniuko pasiimti. Net neįsivaizduoju iš tiesų. Nesuprantu žmonių, kurie galėtų palikti savo pačius šunis atvežtus čionais. Tikrai nesuprantu. O yra ir tokių, kad atveža, sako, tiesiog jis mums atsibodo, mes laukiamės vaikų, nebegalim jo prižiūrėti, aš jos neišmaitinu. Savanorė Karolina teigia, kad labiausiai beglobiams gyvūnams trūksta maisto, todėl visų gyvūnų prieglauda globoti negali. Kai žmonės pasiima gyvūnus iš prieglaudos, savanorė atsipučia, tačiau netrukus vietą užpildo nauji nelaimėliai. Dažniausiai greičiausiai vis tiek maisto pritrūksta, nes per dieną čia 40 kg maisto sauso kaip nieko visiškai išeina. Šiuose šaltuose mūruose gyvūnai glausis neilgai. Linksmakalnyje jau sparčiai vyksta naujų globos namų statybos. Ten įrengtuose moderniuose gyvūnų globos namuose tilps gerokai daugiau gyvūnų. Ir kai matome, čia bus moderni gyvūnų prieglauda su dienos centru, tai reiškia, kad šildomos grindys gyvūnams, modernios visos sistemos padarytos taip, kad būtų patogu tiek gyvūnam gyventi, tiek juos prižiūrintiems savanoriams atvykti tiesiog ir būti. Savanoriai viliasi, kad laikui bėgant žmonėms atsakingiau auginti gyvūnus ir prieglaudų galbūt net nereikės, tačiau šiandien situacija išties sunki. Tikimės, kad žmonių sąmoningumas jisai su metais keisis ir taip pat šitos prieglaudos atidarimas, manau, irgi taip pat iš principo daug ką pakeis. Ir net nebejoju, kad tos pati savanorystė, jinai vėlgi gaus kitą atspalvį, nes daug daugiau, manau, savanorių norės atvykti būtent savanoriauti tokiomis sąlygomis, nes dabartinėmis sąlygomis savanoriauti, tai jau reikia tikrai būti pasišventus ir turėti stiprią valią ir didelį norą. Visi geros valios žmonės yra laukiami apsilankyti gyvūnų globos namuose ir padėti čia paliktiems gyvūnams. Nebūtina juos pasiimti namo, užtenka su jais pažaisti, pavedžioti po lauką ar atnešti maisto.